Profesorė Marija Drėmaitė. Architektūros istorikė. Ačiū Ryti. Tikrai aš nepaprastai sujaudinta matydama tiek žmonių, nes mes galvom jau 8 valandą vakare visi išvažiuos namo ir net žinau, kad atėjo tik palaikymo komanda, kuri tikrai sakė, ateisim pabūti salėje, kad nebūtų taip visai tuščia. Nu, tai pabandysim, gal net kalbėsimės atsistoję, kad jūs visus matytume ir jūs mus matytumėte. Na, bandykime, kad jūs mus galėtumėt matyti. Gerai, tai žinoma, mes turime 2 knygas, tai leidykla Lapas ir tos knygos yra Optimizmo architektūra, Kauno fenomenas 1918-1940. Marija yra sudarytoja tos knygos ir... Jūs gaunate butą, gyvenamoji architektūra Lietuvoje 1940–1990 metais. Ir Marija yra viena iš autorių tos knygos. Turbūt taip turėčiau sakyti, ar ne? Taip. Kaip čia ta autorystė, nes čia keli žmonės yra nurodyti ir aš juos turiu taip pat paviešinti. Tai yra Viltė Janušauskaitė, Nojus Kiznis ir Matas Šiupšinskas šalia Marijos Drėmaitės. O kadangi Optimizmo knygoje yra net 7 autoriai, tai mes juos jau pokalbio eigoje atskleisime. Tai gerai, tada kur tavo vaidmuo, koks būna tavo vaidmuo abiejų šių knygų atveju? Ar tas pats kaip sudarytojas ir projekto vadovės, taip? Panašiai. Abi knygos atsirado labai skirtingomis aplinkybėmis. Optimizmo architektūra, apie ją turbūt kalbėsime daugiau, nes jinai, aišku, čia jos 3. leidimas naujai atsirado dėl to, kad Kauno modernizmas buvo įrašytas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą praėjusiu metu rugsėjį. Ir žinoma, kol nėra kažkokios daugiau informacijos, pagalvojame, kad ši knyga toliau gali susidomėjusiųjų interesą patenkinti. O atsirado jinai tokiu, galima sakyti, netgi oficialia data, nes 2018 metais Lietuva minėjo valstybingumo atkūrimo 100-metį. Ir 1,5 metų prieš tai, aš labai džiaugiuosi, kad čia šioje salėje yra ir Giedrė Jankevičiūtė, profesorė, meno istorikė, ir Vaidas Petrulis, kolega iš Kauno, architektūros istorikas. Mes buvome suburti į vieną komandą mūsų geros kolegės, taip pat architektės, bet dabar šiandien jau jinai yra Lietuvos kultūros instituto direktorė Julijos Reklaitės, su tokia idėja, reikia Lietuvą kažkokį Lietuvos kultūrinį pasiekimą, o geriausia modernizmo architektūrą Kauno pristatyti pasauliui. Ir tai turėjo tapti tokia keliaujančia kilnojamąją paroda apie architektūrą. O kas žino, kas yra dirbęs su architektūra, tada tie žmonės žino, kad eksponuoti architektūrą kaip parodą yra nepaprastai sudėtinga. Nes tu negali vien parodyti maketo, nes maketas vienas dalykas, bet tu negali rodyti planų, brėžinių, nes juos supranta labai nedaug žmonių, tada išeina toks tarsi planšetas Dailės akademijos ar kokio nors instituto absolventų kūrinys. Kaip papasakoti apie architektūrą, juo labiau tam tikro kažkokio Kauno, kurio pasaulyje niekas nežino, nes ir Lietuva, kaip išsiaiškinome, ne visi žino. O Prancūzijoje tai dar ir pavadinimas keistai skamba? Taip, ir tada, ir ar čia tik tai toksai, tik mūsų vienų meilė tam Kauno modernizmui, ar galima kažkaip plačiau? Na ir būtent tada ta mūsų trijulė pradėjo galvoti, kaip tą pavadinimą, kaip padaryti kažką tokio, kad suprastų visas pasaulis ir tai būtų artima, bet taip pat pažinu, bet taip pat ir unikalu. Kuo tas Kaunas, kuo ta laikinoji sostinė ir jos architektūra yra įdomi. Ir optimizmo architektūros terminas atsirado dėl to, kad nenorėjome pasakyti, kad tai yra tiesiog Kauno modernizmas. Nes tuo metu buvo toksai, kaip galima pasakyti, ta vėlavimo teorija Lietuvoje dar buvo labai gaji. Ką reiškia vėlavimo teorija? Vėlavimo teorija formuojasi, yra kažkokio meninio judėjimo centras, jame susiformuoja patys geriausi, unikalūs autoriniai objektai, tada visi juos puola kopijuoti ir jie kaip ratilai vandenyje paplinta į periferiją. Ir tada Renesansas pasiekia kokį nors kraštą 2000-aisiais. Taip, ir tada tas kraštas, aišku, jisai laikomas atsilikusiu. Ir ko ieškodavo meno ir architektūros istorikai Kaune?
tokių pastatų, kurie kuo labiau primintų pasaulinius šedevrus. Kuo labiau atsilikusių. Tai, kad galima būtų pristatyti tą Kauną kaip tikrai pasaulį. Ir naujas požiūris buvo kaip tik ieškoti tų vietinių atsakų į pasaulinį modernizmą. Ir tada pradėjom galvoti, koks terminas, nes mums, žinokit, siūlė kolegos labai įdomių to vadinamo brand neimų, kaip galima būtų Kauno modernizmą parduoti pasaulyje. Pavyzdžiui, Baltic Bauhaus. Ir taip, ir jie sako, žiūrėkit, Bauhausą visi žino, o čia Baltic, Lietuvos niekas nežinos, bet Baltic jau žinos. Ir tada... Europos Sąjungos institucijose dabar labai madingas terminas naujasis Bauhausas. Prieš tai, kai gali gauti pinigų su šiuo terminu šiuo metu. Dar prieš naująjį Bauhausą, taip. Ir tada kažkaip, bet Vaidas labai gerai sako, bet mes nesiruošiam maitinti kito judėjimo su Kaunu. Ir taip nuskambėjo taip provincialiai, kaip skamba dabar, žinau, kad yra toks ekonomikos festivalis Lietuvos Davosas. Tai panašiai. Tai supratom, kad mes nenorim to Baltijos Bauhaus. Čia panašiai kaip vyno Meka. Meka, taip. Tai tada ir galvojam, kad tai turėtų skambėti žodis kaip architektūros stilius, bet truputį plačiau ir įdomiau. Ir bendravome su tokiu menininku ir žodžio meistru Žygimantu Kudirka. Mesaja. Tai mes ir jisai išklausė mūsų tuos pageidavimus, pagalvojo savaitę, mes susitikom ir jis atėjo su sąrašėliu tokių savokų. Ir viena iš jų buvo tas optimizmas ir sakau, taip, tai yra optimizmo architektūra. Ir Žygimantas sako, pasitikėkite genais, jo pavardė yra Kudirka. Ne, veltui jis yra to Kudirkos palikuonis, iš tikrųjų taip, visiška tiesa. Gimė su smuikeliu rankoje. Ir žodžiu, nukalė, ir tada jau tas optimizmas išsprendė tą problemą, tada dizaineris Linas Gliaudelis atnešė šitą apskritimą, kuris buvo ir apskritas langas Kauno modernizmo ir viso pasaulinio modernizmo judėjimas ir O raidė. Ir šitas pavadinimas buvo perskaitytas visam pasaulyje taip pat, nes žodis optimizmas skamba visur taip pat. Bet tu sutiktum, kad Kauno modernizmas ir skiriasi. Jis yra kitoks. Jisai buvo motyvuotas vis dėlto išsilaisvinusios tautos iš Rusijos imperijos. Nes šiaip aš paskutiniu laiku pradėjau galvoti apie modernizmą, kaip apie mąstymo discipliną, tam tikrą, ar ne, kad jinai vis tik klaikiai mechanistinė. Ir tiesą sakant, nužmoginanti. Ir labai daug modernizmo apraiškų, ne tik architektūroje, bet ir kitur, yra atspindys tuometinio įsitikinimo, kad žmogus yra sutvarkomas, robotizuojamas ir paverčiamas sraigteliu. Ir modernizmas griežtomis savo formomis ir griežta raiška atspindi tai. Tai yra taip, jis nėra toks pukuotas, kaip gali pasirodyti. Tai yra apie socialinę inžineriją šiek tiek, ar ne? Nieko panašaus, taip. Ir tas, kaip ką tu vadini griežtumu, tai yra iš esmės bandymas suracionalizuoti visą pasaulį. Konclageriai taip gimė, iš šito mąstymo, kad žmogus sutvarkomas. Taip. Ir kad išvalyti pasaulį nuo nestandartinių žmonių. Sanitizuoti, taip. Toksai sanitarinis judėjimas. Ir tada mes galim galvoti, tas Kauno modernizmas, kodėl jisai buvo ilgą laiką laikomas provincialiu, nes jisai nesilaikė šitų, sakykime, fordistinių arba tayloristinių racionalaus Tayloras toks amerikiečių inžinierius. Mokslinės vadybos inžinierius. Kuris manė, kad kuo labiau žmonės panašus į robotus, tuo geriau jie dirba. Leninas, beje, šitą idėją absoliučiai dievino, jam tai buvo geriausias būdas valdyti mases. Leninas buvo grynas tayloristas. Na, šiaip komunistinis pasaulis turėjo būti labai racionaliai suplanuotas, kaip ir nacistinis, beje. Apie komunistinį mes pakalbėsime, kalbėdami apie antrąją knygą. Gerai, tęsime apie Kauno specifinį. Taip, kame Kauno specifika? Kauno specifika yra pirmas dalykas - laikinoji sostinė. Kaunas nebuvo pasiruošęs 19 metais priimti sostinę. Ir antras dalykas, kad kai tas poreikis atsirado, valstybė delsė investuoti į Kauną. Ir šiandien mes minime šiandien yra 2 metai nuo karo Ukrainoje pradžios. Ir dabar visi turbūt prisimenate tą rytą, kai sužinojote, kad karas prasidėjo. Ir nieks nežino, kiek jisai tęsis.
Ne? Buvo toksai vienu metu susiformavęs lūkestis, kad jis bus greitas karas. Greit bus atsakas, greit bus baigsis, nes tai yra taip baisu, tai yra šiuolaikiniai laikai. Niekas neįsivaizdavo, kad konvencinis karas bus ir kad tai bus kažkoks kitoks. Ir jis tęsiasi ir dabar mes pradedame jau kažką galvoti, prognozuoti, remtis ir istoriniais faktais, kaip vykdavo karai. Aš atsimenu, kai kažkas pasakė, kad karas vyks iki 35-ųjų, kažkuris iš apžvalgininkų, kurių visi vakarais klausydavome, atrodė, kad nesąmonė iki kokių 35. Tai noriu, kodėl aš apie tai kalbu šitame kontekste, nes Kaune 19-20 metais irgi niekas nežino, kiek tęsis laikinumas. Ir čia, man atrodo, yra labai įdomu, nes jeigu mes paskaitytume to meto intelektualų atsiminimus, ar pasakojimus, ar nuomonės, jie sakydavo, neverta investuoti į Kauną. Nes, kai grįš istorinė sostinė Vilnius, mes ten statysime valstybės centrą ir ten viską kursime. Bet... O klausyk, kada jie persilaužė tavo nuomonę? Ar tai nebuvo 1930-ais? Ne, 20 maždaug, bent jau taip nusistatėm, kad maždaug 27. Ir kokia architektūros ženklai tą žymė? Ta žymė, būtent, kad iki to laikotarpio, jeigu mes pažiūrėsime Lietuvos banką Kaune ir į dabartinę filharmoniją, kuri buvo statyta kaip Teisingumo ministerijos rūmai, dominavo toksai modernizuotas akademizmas dar. Ta vadinamoji akademinė iš Sankt Peterburgo atvykusio architektų mokykla. Čia frikas. Frikas ir... Kai vaikams pasakai, kad čia frikas pastatė, tai jie labai juokėsi. Jo, ir Songaila, ir Duveneckis. Bet tada maždaug nuo 27-8 ateina daugiau valstybinių užsakymų. Bet kas vyksta iki tol, tie žmonės, kurie suplūdo į Kauną, jiems reikėjo kažkur gyventi. Ir mums netgi, kai nominacija UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, tai labai pravertė. Nes tai buvo, mes tai pavadinom civic initiative, reiškia pilietinė iniciatyva žmonių pačių. Žmonės statėsi pirmiausia Kauną. Amerikos lietuviai, vietiniai žydų verslininkai ir naujieji lietuviai, pirmieji tie nuo Žagrės, kurie uždirbo pinigus iš laisvųjų profesijų kaip gydytojai ir teisininkai. Ir demografija buvo tam palanki. 3/4 tuometinių miestiečių buvo jaunesni kaip 40 metų amžiaus. Tuometinį Kauną, ergo tuometinę Lietuvą statė jauni žmonės. Taip, bet dabar ką jie statė? Kokį stilių jie pasirinko? Čia turbūt yra tas įdomiausias Kauno fenomenas, kad kaip ir tos visos naujosios Europos valstybės, kurios 18 metais atsikūrė, visa ta juosta naujųjų valstybių, kurios aišku po imperinės arba iš Rusijos, arba iš Habsburgų, arba iš tų žlugusių imperijų, jos turi vieną vienijantį įdomų ženklą, kad iš išorės nori būti modernios, renkasi modernius fasadus, bet viduje nori išlaikyti kažkokį savo tautinį identitetą, nes tas tautiškumas, jų nacionaliniai atgimimai ir valstybingumas atsiranda tik 18-ais. Ir kažkaip reikia apie tai pranešti. Ir mes galim matyti visuomeniniuose pastatuose, kaip Kauno centrinio pašto rūmai, išorė moderni, plokščias stogas, juostinis langas, o viduj daugybė... O grindys paklotos tautiniais kapos motyvais, kaip mano močiutė kapą vadindavo tą užtiesalą. Ir pats architektas Vizbaras sakė, kad jisai nusižiūrėjęs tą motyvą nuo kaimo audėjos rankšluosčio rašto. Tai turiu omeny tokį, viena tokia specifika, bet ta daugybė gyvenamųjų namų, kurių per visą tarpukarį buvo išduota 7,000 leidimų statyti arba rekonstruoti gyvenamąjį namą, irgi yra specifiniai. Mes ten beveik nerasim to tokio racionalizuoto, bauhausinio stiliaus, bet daugiau art deco, kuris reiškia, kad statoma ilgam, statoma gražiai, statoma patogiai ir reprezentatyviai. Ir yra tokia paplitusi frazė, man atrodo, iš Mies van der Rohe, jo estetika apibrėžianti, kad less is more. Reiškia mažiau, reiškia daugiau, kuri iš esmės tarnauja kaip modernizmo tokia šūkis ir idėja. Tai mes galim sakyti, kad Kaune nelabai jinai veikia. Kad vis dėlto Kaune toksai, neegzistencinis minimalizmas buvo, bet gal netgi toks egzistencinis maksimalizmas. Nes, tikrai, tie fasadai kalba. Ir tą labai pastebi kolegos iš užsienio, kuriuos daug kartų tekdavo vedžioti. Ir jie
sakydavo, bet šitie žmonės norėjo kažką pasakyti. Ir per fasadus irgi. Turbūt norėjau pasakyti, pavyzdžiui, kad ir pusapvaliai balkonai, štai tas visas, tai kas vadinama streamline estetika, ar ne, ten tuometinė Vokietija, vengrų kilmės nemažai buvo konstruktorių inžinierių, kurie dirbo toje estetikoje, Kaune tas labai matosi. Ir sakydavo, kad čia yra įkvėpimo jie semėsi iš transatlantinių laivų, nes tai yra tų laikų Tesla maždaug, tų laikų madingiausia ir geriausia, ką galima gauti, taip? Taip, mes galim sakyti, kad... Taigi labai optimistiška. Labai optimistiška ir labai tikėjimas ta valstybės ateityje. Iš principo, per architektūrą mes galim matyti, kad jie statėsi valstybę Kaune. Mes galim dabar tik pasvajoti, koks galėjo būti Vilnius, jeigu Vilnius būtų likęs sostinė ir kas stovėtų ant Tauro kalno ir panašiai. Bet tai yra irgi visiems turbūt žinoma frazė, kuri ir čia yra užrašyta Vilmos Akmenytės Ruzgienės tekste, kad Lietuvos nelaimė tapo Kauno laimė. Nes išaugo dar vienas modernus miestas. Iš tikrųjų taip. Realiai jis būtų ir likęs, toj pozicijoje, kaip dabar yra Panevėžys arba Šiauliai, pavyzdžiui, ar ne? Taip, bet dabar kalbant apie knygą, kaip susikonstravo visas tas pasakojimas, ką galima dar buvo, koks dar įdomus pastebėjimas. Ir kai mes, aš žiūriu visą šitą auditoriją, aš nežinau, ar jūs visi skaitote knygas apie architektūrą, bet tai, kad domina žmonės architektūra, turbūt yra tas, keičiasi mūsų požiūris į pastatytąją aplinką. Ir tai, kad į šią knygą susirinko 7 autoriai, kurie turėjo jau ką pasakyti, kurie jau buvo darę tyrimus. Pavyzdžiui, Giedrės Jankevičiūtės net 5 tekstai yra ir yra apie Prisikėlimo bažnyčią, ir apie visus tuos vadinamus simbolinius pastatus, bet taip pat ir apie pramogų architektūrą. Kas buvo vis dėlto tas kino teatrai, kavinės, mes visą tą žinom. Sporto architektūra. Jeigu pagalvotume, kad sportuojantis žmogus juk atsiranda tik tarpukariu, kada jisai išsirengia ir pradeda judėti atvirame ore. Tam jam reikia įrangos, stadiono, sporto rūmų, baseino ir visą tai ir galų gale krepšinio salės, halės, visą tai pastatoma Kaune Ąžuolyne. Tada Vaido Petrulio tekstų daug apie edukacinę architektūrą, todėl kad reikėjo sukurti, kaip išsivaduoti nuo carinio mentaliteto. Reikia pertvarkyti iš esmės visą edukacinę sistemą, ugdyti naują žmogų. Nuo lopšelio iki universiteto. Visos šitos struktūros pastatomos Kaune. Naujai ir nauja moderni architektūra. Ir kai pagalvom, kad į tokius medinius mažaaukščius šančius įvažiuoja Stasio Kudoko Romoje išsilavinusio balta 3 aukštų arkom papuošta mokykla, jinai kaip baltoji gulbė, kaip okeaninis laineris įplaukė į medinius aprūkusius pramoninius šančius. O pats Kudokas į savo pasistatytą itališko pavyzdžio vilą įvažiuoja automobiliu į 2 aukštą iš karto, nes ten garažas. Taip, bet tą jam leidžia padaryti gelžbetoninę rampą, kurią jau jisai irgi moka sukonstruoti, nes iš Italijos. Žodžiu, daugybė tokių, nuo mažų iki labai didelių. Viltė Migonytė ištyrinėjo ir pristatė, pavyzdžiui, kad Kaunas turėjo 9 paplūdimius. Ir tas poilsiavimas mieste, ne kurorte, o mieste, kaip tą daryti. Irgi, žodžiu, čia, sakau, mes turėjom galimybę ir tai rodo, kad jau tuo metu buvo didelė autorių, kokybiškų, šiuolaikiškų, naujų autorių, kurie galėjo apie tai rašyti. Laisvi žmonės tapo, mes pradedam savinti savo miestus, mes pradedam suteikti savo teisę turėti poziciją, nuomonę, gal dėl to atsiranda ta galimybė. Taip, bet aš ką atkreipčiau dėmesį, optimizmo architektūra, aišku, skamba labai lyg ir pakiliai, šlovingai, bet mes norim pasakyti, kad kuo jinai kitokia, bet patys tekstai tai yra savikritiški, pakankamai analitiniai, kritiniai ir mes jau nebijom, ne tik tai šlovinti ir, taip sakant, aprašomuoju būdu tą architektūrą tyrinėti, bet žiūrėti, priežastis nustatyti, iš ko jinai kilo, kodėl jinai kitokia. Ar jinai čia atsilikus ir provinciali, ar jinai turi kažkokių specialių poreikių, ženklų, kažkokių siekių, kurie matosi fasade. Tai kaip mes skaitome tą miestą? Kaip mes skaitome miestą. Man labai patinka šitas pasakymas. Žiūrėk, ir tu paminėjai, kad štai atsiranda galimybė rašyti knygas apie architektūrą. Jų dabar daugėja ir netgi galėtum sakyti, kad yra tam tikras bumas.
Na, jeigu apsilankytumėte Lapo stende, po pristatymo, jeigu dar spėsit arba rytoj, tai pamatytumėte, kad jų tikrai daugėja. Marija, o kas gali rašyti kritinės pastabas apie architektūrą? Na štai, pavyzdžiui, jeigu apie maistą, maisto kritiko aš irgi galiu tapti, nes aš valgau ir jeigu aš neblogai rašau, taip, ir mes tokių pavyzdžių turime, tai mes ir turime maisto kritiką. Bet jeigu aš pradėčiau rašyti apie architektūrą, tai dauguma tavo kolegų mane užčiauptų, sakytų, tu neišmanėlį tylėk, nes tu nespecialistas. Na, mes šiandien aplankėme vieno jaunojo kolegos menotyrinį stendą ir galbūt taip irgi praplės mūsų ribas. Bet, kiek tu nori pats, koks tikslas? Pavyzdžiui, man ambicija ir išsilavinimas neleidžia, bet kaip rašyti. Taip, tai mano profesija ir aišku, aš noriu ir su tokiais kolegom dirbti ir pagal tai susibūrėme mes į bendruomenės. Bet rašyti apie architektūrą vėlgi, kaip ir apie maistą, šiais laikais gali ir nori, ir daug kas, ir įmanoma. Ar priimtų architektūros bendruomenė tavo požiūriu tokius rašančius? Na, kad ir populiariuose leidiniuose. Priklauso nuo rašymo. Nuo rašymo kokybės. Taip, ta prasme, aš nebūtinai privaloma išmanyti konstrukcinės sistemas, kad rašyti apie architektūros poveikį žmonėm. Tai šiandien mes taip pat prieš 2 dienas viešėjo autorius Dejan Sudžič, labai žymus iš Anglijos ir dizaino muziejaus direktorius ir apžvalgininkas ir rašytojas. Jisai irgi sakė, kad aš sąmoningai pasirinkau nebūti architektu, bet rašyti apie architektūrą. Ir labai talentingas autorius ir jis visai kitaip pažiūrėjo. Ta knyga vadinasi Galios architektūra. Jinai yra dabar išversta į lietuvių kalbą ir aš manau, kad Lietuvos skaitytojams tai yra super naudingas veikalas. Jis parašytas atskirais atvejais iš viso pasaulio, globaliai. Jisai žiūri, kaip užsakovas formuoja savo vizijas per architektą. Ir mūsų architektams šita knyga, jie taip gana, nemaloniai ją priima, nes čia architektas parodytas kliento vaidmenyje, o ne meistro. Kalbant apie Galios architektūrą, galime pereiti prie antrosios knygos. Gerai. Nes ji ištisai yra apie Galios architektūrą, ar ne? Tai yra sovietinė Lietuvos architektūra, jos apžvalga įvairiais aspektais, pavadinta pakankamai ironiškai, jūs gavote butą pagal propagandinį vaizdo filmuką, ar ne? Bet šiaip aš atsimenu tuos laikus, na taip, aš juos atsimenu. Kai išgirsdavai, jūs gavote butą, aš žinau, kad žmonės infarktą gaudavo, būdavo ir taip. Tai buvo toks įvykis ta frazė. Ta frazė apokrifinė praktiškai. O tai reikšdavo paskui, kad iš esmės tu gali gauti vieną iš kelių variantų. Iš kuo toliau, tuo iš mažiau, ar ne? Būdavo. Ne, iš tiesų tai daugiau. Vėlyvam sovietmetį jau 10 butų tipų, bet šiaip 4 butų tipai. Na, bet jeigu jūs dar pridėsim Alytnamį, tai kaip kaimiškose vietovėse. Alytnamis yra irgi tipiškas. Tai Alytnamiai buvo 6 tipų. Ir visi vienodi? Iš išorės taip, bet ten buvo 6 konfiguracijų butai. Gerai, dirbdami prie tos knygos, ko pirmiausia ieškojote? Koks buvo tikslas šito autorių kolektyvo? Na, pirmą noriu tokį vadinamą tai disclaimer, nežinau kaip lietuviškai pasakyti, tokį anotaciją, žinutę. Vienas iš dalykų, kurį patyriau, čia yra senas mano tyrimas labai, domėjimasis gyvenamąja architektūra sovietinės okupacijos laikotarpiu, per bandymą suprasti, kaip totalitarinė valstybė pasiekė tokį mastą gyvenamosios aplinkos transformacijos, kuri per 2 kartas pakeitė žmonių svajones. Ir sampratą apie gyvenamąją erdvę. Tai socialinė inžinerija par excellence. Taip, ir mes netgi su studentais 5 metus iš eilės darėm tokį tyrimą, jis irgi vadinasi, jūs gaunate butą, kad jie su tais žmonėmis, ar jų tėvai, ar seneliai, kurie pirmą kartą gavo butą jau sovietiniais laikais, kad jie paklaustų, apie ką svajojo, kokio tipo butą norėjo, svajojo. Ir jiems labai keistas žodis atrodė tame tyrime svajonė žodis. Nes jie taip sakydavo, mes norėdavom gauti butą.
Ir tas toksai, ir mes pastebėjom, kad tas gyvenimas mieste apsiribojo labai aiškia svajone gauti butą. Gyvenimas mieste asocijavosi su butu, gyvenimu bute. Ir viena tik tai respondentė pasakė, norėjau pasistatyti namelį prie ežero. Tai reiškia, mes net tokį erdvinę mąstymą gaunam apribotą. Ir kas ribojo tas svajones? Tai man atrodo, tai iš vienos pusės tas socialinis pažadas visus aprūpinti nemokamų. Na, mes žinome, kad tas nemokamas buvo įsivaizduojamas, žmonės už tai atidirbdavo ilgus metus darbuose. Tas vadinamasis sovietinis laiko nusavinimas, žmonių laiko nusavinimas, visos tos šeštadieninės talkos ir visi kiti dalykai, kurie irgi visą laiką dirbdavo. Bet įdomesnis taip pat dalykas buvo, kaip galima būtų suderinti tyrime šitos du aspektus. Butas, tai architektūros istorija, reiškia, kaip mes galim pamatuoti ir išskaidyti tuos parametrus, kokio tipo butai, kiek aukštų, kiek kambarių, kokio dydžio sanitarinis mazgas, kokio dydžio ten virtuvė, kaip įgyvendintas tas sovietinis normatyvas 9 kvadratiniai metrai gyvenamojo ploto žmogui, o kitas tas gavimas... Miegamasis 8 kvadratai, salionas 16. Miegamasis kaip po toks nefiguravo. Tiesa, net nebuvo. Tokio kambario nėra nomenklatūroje, nes jis nėra atskiras. Visada kambarys naudojamas kelioms funkcijoms. Dieną vienaip, naktį miegoti. Tai čia irgi tas įdomus. Dabar kaip tik recenzavau labai įdomią knygą ukrainiečių architektūros istorikės Katerina Malaja, išleista pernai, jinai Amerikoje rašo, jinai gyvena ir jinai tyrinėjo posovietinę buto transformaciją, ką žmonės pradėjo daryti 88 ir jau 90 ir po 90-ųjų. Ir jos knyga labai įdomiai vadinasi Išrenkant Sovietų sąjungą kambarys po kambarį. Demontuojant. Ir jinai rodo, kad iš pradžių patys namai, tie daugiabučiai, jiegi nesikeitė. Tik įsistiklino balkonus žmonės. Bet viduj jie pradėjo viską keisti. Griauti pirmiausia sieną tarp svetainės ir virtuvės. Ir ar tai panelekas ar ne, ar griuvo tas nas ar ne, vis tiek griovė tas sienas. Tada kitas dalykas antras buvo miegamojo įrengimas, atskiro miegamojo įrengimas. Reiškia, mažėja žmonių tam daug kelių kambarių burte ir tas miegamojo įsirengimas. Ir jeigu, ir po to tas, kaip bendra svetainė su virtuve, kaip tos erdvės. Ir labai identiški procesai, kas ir čia vyko. O ką architektai, kaip jie jautėsi šitoj sistemoje? Nes, pavyzdžiui, jeigu tu žiūrėtum į, nežinau, Karoliniškės skiriasi nuo Justiniškių šiek tiek. Ar ne, yra bandymas kitą puošybą, balkonų, tie pikseliukai, Karoliniškės ir taip toliau, bent kažkokio savo parašo ieškojimas, ar ne? Kaip jiems sekėsi doroti su šitais užsakymais? Jeigu žvelgtume į Baltijos Respublikas tuometinės, tai labai tyrimas akivaizdžiai parodo, kad vėlyvesnė sovietizacija leidžia ir architektūrinę aplinką formuoti individualiau, kūrybiškiau. Ir pavyzdžiui, tai, kad Baltijos šalis nebuvo okupuotos tarpukaryje ir netapo sovietiniam respublikom, rodo vienas dalykas. Po jau sovietinės okupacijos 60-ais, kai prasidėjo ta chruščiovinė masinės gyvenamosios statybos programa. Ir pigios, kuri buvo grįsta ekonomiškumu. Kas matosi šitose šalise? Pirmas dalykas, kraštovaizdžio panaudojimas labai kūrybiškas. Įsivaizduokit Lazdynai, tarp kalvelių, Karoliniškės ant kalvos, Pašilaičiai vėl ten, netgi tos pačios Viršuliškės kaip išformuotos. Tada antras dalykas, daug mažesnis aukštingumas negu Sovietų Rusijoje, 5, 9 ir 12 bokštas ir atsiranda dar 16 bokštas. Viskas, tai yra visi namų tipai. Ir laiptinių skaičius nėra begalinis, kaip kokia Minske ar Maskvoje. Tai pavyzdžiui, tie, kas yra matę kitas šalis, tai kur yra 10 aukščiai, 20 aukščiai tokie ištisiniai blokai. Tada trečias dalykas, tai, kad, pavyzdžiui, bent jau Lietuvoje labai daug architektų, tų vadinamų
tikrų architektų, ambicingų, ėjo į tą tipinį į rajonų projektavimą. Ir iš tiesų, jeigu pažiūrėtume atidžiau, bent jau visi buvo individualiai suprojektuoti. Tai kūrybiškumas reiškiasi viso rajono. Taip. Čia beveik urbanistinis. Taip, bet pavyzdžiui, tyrimas parodė irgi labai įdomią tendenciją, kad, pavyzdžiui, daug labai tų gyvenamųjų rajonų projektavo moteris. Ir tai irgi urbanistės. Ir buvo tokia tarsi nerašyta hierarchija, kad jau vyrai meistrai projektuoja visuomeninius pastatus, ten sporto rūmus ir visokius aukščiausią tarybą, o jau moteris yra planuotojas ir jos stumdo tuos tipinius namukus terene, reiškia kraštovaizdyje. Ir maždaug, ir yra atsiliepimų netgi tų laikų architektų, jos ten stumdo, argi ten architektūra. Taip, kad ta įtampa tarp tipinio projektavimo ir originalaus arba individualaus jinai buvo, bet mes taip pat matome gana daug ir žymių architektų vis dėlto laiks nuo laiko irgi projektuodavo. Bet ar tu sakytum, kad įtaką tai veiklai padarė architektai, kurie buvo išmokyti dar tarpukariu ir paskui atsitiko, kažkurioje vietoje turėjo atsitikti lūžis, nes realiai tie žmonės pasitraukė dėl amžiaus, dėl suprantamų priežasčių ir atėjo nauji žmonės. Architektų ruošimas tuo laiku, kiek jūs domėjotės, kaip tai vyko? Galų gale nemaža dalis iš mūsų tai ir prisimena dar šiek tiek. Čia beje, mes labai įdomiai kalbamės, bičiuliai, mes pasakojam tai, ką didžioji dalis auditorijos ir taip žino, bet auditorija visai klausosi. Čia iš įdomesnių yra įvykių šiaip jau. Jūs taip pat galite pateikti klausimus, kelkite ranką, aš prieisiu, jeigu norite Marijos kažko paklausti. Tai prašau, nedvejokite, kelkite ranką. Kaip buvo ruošiami architektai ir kada įvyko tas lūžis? Ir įvyko, ir jis jaučiamas yra tas lūžis, kada ateita iš vienos estetikos, iš vieno auklėjimo, iš vienos edukacijos į susiformavusi tarybinį žmogų. Yra ir jis yra labai, labai akivaizdus, nes tai, ką pavyko vėlgi optimistams užauginti per 2 dešimtmečius. Mes Lietuvos nacionalinę modernistinę architektūros mokyklą galim labai aiškiai datuoti iki 39 ir jos tą drastišką išsisklaidimą 39. Tai aišku susijęs su pirmą sovietinę okupaciją pirmąją 40, kai jie visi paimami in corpore į valstybinius projektavimo institutus, uždraudžiama privati praktika, tada nacistinė okupacija, kai jie visi paimami į direktoratą statybos ir žinome, kad žydų architektai, kurių buvo beveik 5% vien jau Kaune ir statybų inžinieriai, praktiškai didžioji dalis, kurie projektavo tas novatoriškas konstrukcijas, jų biografijos baigėsi gete. Ir tada vėlgi sovietinė okupacija, tada Lenkų repatriacija vadinamoji, Lenkų išvarimas iš Vilniaus ir Vilniaus krašto, tai kas projektavo tarpukario Vilnių, irgi didžiąją dalimi Lenkų architektai. Ir nepaisant visų šitų tokių dezintegracijos procesų, kai 44 metų vasarą ir rudenį dar ir didžioji dalis Kauno modernistų palieka Kauną ir emigruoja į vakarus, į DP stovyklas, kur dar kuria Lietuvos atstatymo projektus ir paskui jau palieka Vokietijoje, persikelia į Ameriką, nes žino, kad jau nebegrįž, kad čia okupuota Lietuva. Ir net tokie šitie drastiški geopolitiniai lūžiai tos mokyklos iki galo nepaveikė. Kaune labai daug liko architektų ir jie liko projektuoti, nes nebuvo techninių specialistų, architektai buvo laikomis techniniais specialistais. Vilniuje tą tuštumą taip užpildė tas atsiųstasis Vladislavas Mikučianis ir jo desantas iš Leningrado, bet tas lūžis, kaip tu klausi, buvo vėlgi KPI, tai liko Kauno politechnikos institutas. Lukošaitis, Adolfas Lukošaitis, tarpukario modernistas, iki 72 metų buvo dekanas. Ten dirbo Stulginskis, urbanistas, buvo ištremtas į Sibirą, sugrąžintas ir toliau dirbo. Nes nebuvo kam. Nebuvo kam, bet dar įdomesnis dalykas, kad į Vilniaus dailės akademiją, kur buvo įkurtas architektūros dėstymas, jie irgi neturėjo pakankamai specialistų. Atvyko 3 desantas iš Kauno, Jono Kovalskio mokiniai. Žodžiu, ir ten jie tą dėgė. Bet architektai visais laikais privilegijuoti buvo, aš taip kažkaip... Ir galiu tau pasakyti, kada visą tai sprogo. 59 metais yra lietuviškos vėl modernizmo atgimimas,
ir labai aiškiai vadinamasis tas, jie taip vadina. Čia aš cituoju iš interviu, vadinamasis Vilniuje rusų išstumimas, tų atsiųstų ir mes galime matyti, kad visų rajonų vyro architektų postus užima jauni absolventai 30 metų, 50 metais, tada visų institutų projektavimo vadovybė keičiasi, užima tie jauni modernistai ir jie tą laiko tokių jų pirmasis inspiracijos šaltinis, kol negauna vakarietiškų žurnalų, yra Kauno modernizmas. Tu užsiminei apie Lenkų laikų Vilnių ir tiesiog aš pakeliui norėjau pasakyti, ar apie tai mes turime kokią nors išsame studiją apie štai to lenkmečio architektūrą Vilniuje. Štai Gedrinkevičiūtė visai neseniai kuravo parodą apie vaizduojamąjį meną to laikotarpio, o architektūra? Vakar pristatėme knygą, tokia irgi iš mokslinio projekto. Jinai, ten dar galima sakyti, tik pirmas toks užbėgimas, bet jinai vadinasi Vilniaus gyvenamosios infrastruktūros modernėjimas nuo 1870 iki 40 metų, įtraukiant ir tarpukario laikotarpį. Ten nėra grinai va taip jau visai architektūrai, bet gyvenamai daugiausia, tai galim sakyti, tie tyrimai gausėja, darosi. Nes Vilniaus Art Nouveau iš tikrųjų dar laukia, mano supratimu, savo poetų, kurie galėtų apdainuoti. Lukšionytė apdainavo, Nijolė Lukšionytė. Nuplauti fasadus, aišku, reikia. Puikiai apdainavo, reikia tik perskaityti iš naujo puikius jos darbus. Gerai, grįžtame prie jūs gaunate butą. Tu sakei, kad tam tikrų būdų buvo formuojami mikrorajonai. Kokiu būdu ir kodėl? Pasinaudosiu šitą gausią auditoriją ir pasakysiu, nevadinkite visų Vilniaus dalių mikrorajonais. Mikrorajonavimas yra sovietinė daugiabučių, būtent masinės statybos projektavimo doktrina. 10–12 tūkstančių žmonių gyvenamosios buitinės kultūrinės aptarnavimo sistemos elementas. O nelengviau mikrorajonas? Ne, tu dabar kaip kalbos komisija darai. Ne, pasakysiu kodėl. Visi įsivaizduojat Lazdynus. Ir labai dažnai žiniasklaidoje galim pasakyti, kad Lazdynų mikrorajonas. Lazdynai yra masinės statybos gyvenamasis rajonas sudarytas iš 4 mikrorajonų. Aha. Tai čia dar nieko, jeigu tuos masinės... Ar galiu sakyti tada vidiniai miestai, inner cities, tai ką? Ne, tai tu gali ir vadinti mikrorajonais, bet tik tuos, tada jau masinės daugiabučių. Aš jau šito neįveiksiu. Aš matau, kad tai yra stipriau už mane ir už mokslą ir už tyrimus. Gerai. Bet nevadinkit tada bent jau senųjų rajonų mikrorajonais. Kai kas sako, Šnipiškių mikrorajonas, Šnipiškės niekada nebuvo mikrorajonas. Senamiesčio mikrorajonas. Taip, ar ten Pavilnys, ne mikrorajonas. Tai čia toksai tiesiog pastebėjimas, kad didieji tie masinės statybos rajonai yra sudaryti iš mikrorajonų. O ką tai reiškia? Tai yra poreikis paskaičiuotas, dabar grįžtam prie Lenino, prie Tayloro ir racionalizavimo. Poreikis paskaičiuotas 10 000 žmonių. Kiek reikia butų pagal gyvenamąjį plotą 9 kvadratinių metrų per žmogų, kiek reikia darželių tai grupiai žmonių, mokyklų, dažniausiai vienos mokyklos, 2 darželių, 2 mažų maisto parduotuvių ir 1 mikrorajono centro, kur yra dar buitinio aptarnavimo paslaugos, skalbykla, valgykla, maisto, pramoninės, biblioteka ir panašios paslaugos. Ir tai ir yra mikrorajonas, o tada jau iš jo sudarytas gyvenamasis rajonas, 40 000 žmonių, dar turi rajono centrą, kur jau yra poliklinika ir panašiai tie tokie, ką žinot, kino teatras. Dabar pagalvokime apie tokį labai racionalų planavimą ir ko reikia plėtojantiems miestams, augantiems miestams. Vis tiek kalbam apie laikotarpį, kai miestai tik augo ir augo jie labai sparčiai. Kaip užpildyti tą poreikį? Paimi tokį rajoną arba mikrorajoną ir lipdai vieną prie kito aplink senąjį miesto žiedų. Jeigu yra dar susisiekimas, 2 tiltai Lazdynų ir Žirmūnų ir štai jau visas šiaurės vakarų visa dalis puikiai susidėlioja ir žinai, kiek ko reikės. Statosi 2–3 nauji fabrikai, 20 000 naujų darbininkų, plus lydintis šeimos asmenys, žinote, kiek reikės 50 000 gyventojų naujo rajono, 60 000 gyventojų Šeškinė, 40 000 Lazdynai, 45 Karoliniškės. O tai čia gerai ar blogai?
Čia yra, man atrodo, du tokie dalykai. Tai, apie ką tarpukario modernistai tik svajojo, vakaruose, Vokietijoje, kaip aprūpinti darbininkus komfortiškų, bet pigių būstų, tą režimai totalitariniai galėjo įgyvendinti pilnutinai dėl to, kad jie turėjo resursus. Nebuvo privačios žemės nusavybės, visa miestuose nusavybė žemė buvo valstybinė, reiškia, jie galėjo planuoti dideliais rajonais ir dideliais plotais ir niekas negalėjo tam pasipriešinti. Antras dalykas, jie galėjo sukurti totalitarinių darbų varomą statybų industriją, ją standartizuoti privalamaisiais įsakymais. Ir įgyvendinti va šitą idėją apie pigaus būsto masinę statybą par excellence, kaip tu sakai. Klausyk, toks klausimas. O ką nors sovietų laikais jie darė geriau negu dabar daro? Va šitas dalykas apie privačios žemės nusavybės nebuvimą ir jeigu jūs pažiūrėtumėt, kaip yra plačiai ir erdvė išdėstyti tie mikrorajonai, leido jiems planuoti ne pagal pelno siekimą, o pagal doktriną. Kiek ten reikia palikti tarp namų, kiek reikia iki vaikų darželio pėstute, kad nueitų, kad viskas vyktų to rajono centre. Ir dabar mes, kai turime privačią žemės nusavybę ir galim matyti, kad didžiąją dalim vystytojas, jis turi kuo efektyviau išnaudoti tą savo žemės sklypą. Ir aišku, tų viešųjų erdvių yra daug mažiau. Tai čia yra toks paradoksas tame, kad aš pastebiu, dabartinės jaunos šeimos, jos keliasi tuos lazdynus ir sako, kad jie gali pigiau nusipirkti didelį 80 kvadratų 4 kambarių butą su 2 balkonais ir didelį turėti daug žalumos. Bet per Kunkemyje jie to negali turėti. Bet vystytojai aiškina, kad žmonės nori mažų butų. Labai patinka žmonėms maži. Ypač jaunos šeimos taip nori mažų butų. Čia tie, kur nacionalinį stadioną nori statyti. Jie tos nuomonės, man rodos, laikos. Tas yra, čia jau kiek gali įpirkti. O kaip tai sutvarkyti? Nes, pavyzdžiui, taip, gali nuskambėti, kad totalitarinė sistema gali efektyviau įgyvendinti tokius dalykus, bet dėl savo prigimtinio ydingumo vis tiek padarys blogai. Laisvasis pasaulis veikia kitaip. Ir, sakykime, jeigu mes pažiūrėtume, kad ir Berlyną, kuris iki šiol yra puikiausiai važiuojamas miestas, puikiausiai organizuotas miestas, 3,6 milijono, viskas puikiai veikia, nors tai yra privati nuosavybė ir laisvasis pasaulis. Ką vokiečiai daro geriau už mus, sakykime? Marcane, gal jie ten taip irgi negyvena taip žavingai, kaip vakarų Berlyne. Bet aš sakyčiau taip, kad labai įdomus dalykas buvo ir tas, kad Lietuvoje po 90-ųjų įsivyravo poreikis, galbūt ir iš to nesaugumo, kurį sukūrė sovietinis nemokamas ir niekiam nepriklausantis būstas, būtinai būti būsto savininku. Ir nėra nuomojamo būsto kokybiškos rinkos. Čia tau padėkotų didieji nekilnojamo turto magnatai. Ne, aš turiu omeny, kurie sako, nuomokitės, neturėkit savo. Kam? Yra tiek daug gerų nuomojimo būtų. Bet jeigu tai būtų tokia sistema, kad visas namas yra vien tik nuomojo būtų, yra ir gerų, ir mes galim pažiūrėti Austriją, Vieną. Vieno yra labai didelis to nuomojamo savivaldybinio būsto sektorius, kur nėra nei gėda, nei blogai nuomotis būstą iš savivaldybės. Visa Švedija ant to pastatyta, Suomija, tada didelė dalis Berlyno irgi, nes tai yra ne tik privatus vystytojas, bet ir savivaldybė, kuri rūpinasi tuo vadinamu prieinamu būstu. Tai aš manau, kad čia, aš nežinau, kaip tai veikti ir išspręsti, bet tai nėra šimtametės arba ilgametės tradicijos būtinai būti būsto savininku. O kai mes kalbame, kad yra didelis troškimas būti būsto savininku, bet tu didelio ploto negali nusipirkti, todėl vystytojai ir ieško, kad jiems įteisintų 20 kvadratinių metrų mažiausią butą, kad jį galėtų įsigyti tas pirmasis pirkėjas. Ar turime klausimų? Bet tik ne iš būsto rinkos, gerai, nes aš čia ne mano tema. Vystytojai, taip, prašau. Sveiki, smagu šį čia netikėtai papulti ir dalyvauti toje smagioje diskusijoje ir pamatyti šitą knygą pristatomą. Optimizmo architektūra, pats esu kaunietis, gimęs ir dabar gyvenu. Jo. Ir toksai klausimas būtų,
tiesiog turime kaip po butą, tenai apie ką jūs rašot ir norėčiau po to knygą įsigyti, bet esmė ne ta. Dėl vienos tokios detalės šiek tiek užstrigom. Sakėt, jeigu tarpukarių sostinė būtų Vilnius, tai Kaunas maždaug būtų nustumtas į periferiją. Tai mano būtų klausimas toks, ar dabar, kaip yra nepriklausomybė 30 daugiau metų, ar Kaunas yra nustumtas į periferiją. Ir taip pafantazuot, tiesiog smagiai Kaunas yra Kaunas. Manau, čia... O mikrofonas yra mikrofonas. Man atrodo, Rytis geresnis specialistas šitos temos, nes čia jau ne apie architektūrą tema. Niekur nieko nereikia stumti. Reikia daryti gražius daiktus. Reikia kurti talentingus daiktus ir pasaulis ateis pas mus. Ir pasaulio centras yra, kur mes sėdime su savo kūryba, su savo optimizmu. Ten yra pasaulio. Ir nesvarbu, kaip jis vadinasi, Los Andželas, Berlynas, Kaunas, Bakainiai, kad ir kas tai būtų. Jeigu taip iš tikro atsakyti šitą klausimą. Ir jeigu Marija man perdavė šitą teisę. Marija, apie grožį. Pabaikim su grožiu, gerai? Aš nesiliauju kipti prie savo pašnekovų dėl gero skonio. Čia tikrai yra ne vienas žmogus, su kuriuo kartu mes Garys skvere bandėme kovo dėl 3 medelių. Ir beje, specialistai sakė, kad viskas gerai, tarp kitko. Ir ekspertai sakė, kad viskas gerai. Yra išvados, viskas, ekspertai sakė, viskas gerai. Kaip tavo nuomonė elgtis šičia? Ką tavo patirtis sukaupta, dirbant prie istorijos architektūros, įvairiausių aspektų, ką jinai sako? Mano dabar, jeigu jau neišeinant iš šitų 2 knygų konteksto, tai galis pasakyti, kad bent jau Kauno negadinkit. Gerai, tada vis dėlto apie tas 2 knygas. Didžiausios pamokos, kurias pati išmokai iš šitų knygų, iš šito darbo, iš šitos draugijos, su kuria teko dirbti. Taip. Šiaip jau svajonių komandos čia. Čia yra svajonių komandos dirba prie šių knygų. Aš greičiau laikau, tokia privilegija ir atsakomybė, kad teko abi šitas knygas sudarinėti, nes aš gavau puikius tekstus, jeigu ir kažkiek prisidėjau prie kuravimo ar tenais išprašymo ar pakreipimo jų viena ar kita linkme, tai tik tai gerbent autoriaus įnašą. Su optimizmo architektūra mano pati pagrindinė pamoka buvo, kad kaip negalima pasitikėti vien tik paviršiumi ir tokiu paviršiniu įspūdžiu. Koks tyrimas parodė, kiek ir koks jisai kitoks. Ir tas optimizmas, ir kokia įvairovė, ir kiek visai kitokių idėjų už to slypėjo, negu mes įsivaizdavom. Ir tas pirmas bandymas rasti to tikrojo Bauhauso arba to tikro pasaulinio modernizmo Kaune persivertė į tą lokalumo triumfą. Koks jisai buvo įdomus ir kaip mes galime perskaityti tą. Knyga apie būstą sovietinėje Lietuvoje ar sovietų okupuotoje Lietuvoje praplėtė akiratį ta prasme, kad negalim mes to laikotarpio visiškai nurašyti, nors aišku, pagrindinė mano dilema buvo, jeigu mes kalbame apie blogio imperiją, ar galim iš to ištraukti ar galėjo ten būti kažkas padaryta gero. Ir ar tos architektų ir pačių žmonių pastangos pasigerinti tą būstą, prisimenant tarpukario patirtis, prisimenant tėvų pastangas ir panašius dalykus, ar gali jos būti vertintos kaip, pastangos, aš jokių būdų čia nepavadinsiu kultūrinę rezistenciją, nes mes žinom, kad rezistentai tikrai rizikavo savo gyvybę, kad mes dabar galėtume laisvi būti. Ir buto jiems neduodavo. Jį dažniausiai pakeisdavo į gerokai mažesnį. Bet kultūrinis fonas šitoje srityje buvo daug stipresnis ir mes galim jausti daug stipresnę patirtį iš laisvos Lietuvos, bet kas buvo įdomiausia, kad vis dėlto tik 70% tos gyvenamosios architektūros buvo ta tipinė masinė surenkamoji, o 30% buvo kitokia. Ir 30% nėra taip mažai.
Ir buvo įdomiausias, kad tyrimas lindo ir fokusavosi į tuos 30%. Kokie jie buvo? Privatus namai kokie buvo? Kooperatyviniai. Nomenklatūros būstas, kūrybinio elito būstas, sodų namelių visa fantastika su 2 aukštais po žeme, baseinais, pirtimis ir išvystytom palėpėm su balandinėm ir kuo tik tai nori. Žodžiu, šitos knygos esmė yra, kad jos tik pusę sudaro masinės mikrorajonai, o visa kita sudaro visa ta alternatyvinė ir kitokia. Optimizmo architektūra yra išleista ir angliškai. Ar jūs gavote būtą bus anglišką versiją? Galima tokia galimybė, nes viešėjo mūsų kolega iš Berlyno, Dom Publishers, irgi šioje knygų mugėje. Pirmą dieną Filipas Moizeris dalyvavo pokalbį apie leidėjus, apie leidėjo meną. Ir jisai susidomėjo šią knygą ir greičiausiai mes ją versime ir leisime. Matyt, verta bus ir Berlyne paskaityti. Marija, su tavimi malonumas kalbėtis, ačiū tau labai. Ginčykimės apie architektūrą. Profesorė Marija Drėmaitė.